Taigi, sveiki visi atvykę į mūsų tinklalaidę pavadinimu Tarp talentų ir šiandienos mūsų tema yra futbolas. Tai aš futbolą lankiau 6 metus, tai prieš 2 metus mečiau jį dėl laiko stokos, bet dar vis jo domiuosi. Tai dabar norėčiau pristatyti mūsų svečius. Tai po kairę man iš 2 C mokinė Eleonora Bučiūtė, iš 7 Sigma Danielius Avram ir iš 8 Sigma Kornelijus Jackus. Tai pirmasis klausimas, Kornelijai, kodėl pasirinkai būtent šią veiklą? Tai tikriausiai šią veiklą pasirinkau todėl, nes labai darželėje mėgau su savo darželinokais, grupiokais žaisti futbolo kiemelyje. Ir kažkaip mes pasirinkome visi eiti į tą vieną futbolo grupę. Taip ir gavosi mano kelio pradžia. Supratau. O kaip tu, Daniel? Tas pats būtų. O kaip tu, Eleonora, pradėjai žaisti futbolą? Tiesiog per televizorių žiūrėdavau futbolą, tai galvodavau, kaip gerai žaisdavau futbolistai, tai pradėjau pati lankyti futbolą. Supratau, nes gana ne tai, kad keista, futbolas laikomas gal daugiau vyrų sportų, bet taip, kad mergina antrokė lanko futbolą, tai tikrai įdomu. Tai kokie jūsų didžiausi pasiekimai? Gali nuo tavęs dabar pradėti, Eleonora. Ar esi kažką pasiekus futbole, gal kokių medalių laimėjus ar laimėjus pirmą vietą? Buvome kartą laimėję pirmą vietą, 3 kartus antrą, o trečią gal 4 kartus. Supratau, tikrai gerai. Kaip tau, Danieliau? Dabar neseniai sulaukiu pakvietimo iš profesionalaus klubo, tai tuoj važiuosiu ten išbandyti. Tai koks klubas, jeigu nepaslaptis? Chelsea. Fain. Ir koks tavo pasiekimas didžiausias? Mano didžiausias pasiekimas būtų tai Italijos turnyre paimta 5 vieta, ten, kur buvo labai tokios stiprios ir profesionalūs klubai. Tai jo. Tai gerai, kaip atrodo jūsų diena nuo ryto iki vakaro? Galim nuo Kornelijaus pradėti. Tai rytą pradedu su mankšta, tai po mankštos, einu higienos, tada kaip ir visada į mokyklą. Po mokyklos grįžtu, sveikai valgau, stengiuosi sveikai valgyti, nors būna ir tų spragų. Ir po to einu į treniruotę, į salę treniruotės su papildomu treneriu. Ir tada į aikštę einam kartu su komanda ir grįžtu namo ir dar mokaus. Jo. Supratau, o kaip tau, Eleonora? Pirmą atsikeliu, pavalgau pusryčius, nueinu į mokyklą, po to po mokyklos grįžtu, pareinu namo, pasitreniruoju prieš futbolą, po to į futbolą važiuoju ir po futbolo pavalgau vakarienę ir einu miegoti. Supratau. Kaip tau? Ryte pradedu kaip kiekvienas normalus žmogus, atsikeliu, nusiprausiu savo dantis, išeinu į mokyklą. Mokyklą pasimokinu, po mokyklos į treniruotę nuvažiuoju, pažaidžiu ten futbolą, pasitreniruoju, grįžtu namo ir dar toliau mokintis, reikia ten kontrolinėms ir taip toliau. Supratau, tai. Kitas klausimas, ar stebite futbolą ar kitas sporto varžybas internetu? Galiu pradėti. Jo, tikrai mėgstu tas didžiasias populiariausias lygas, Anglų Premier lygą ir Ispanų La lygą žiūrėti. Tai labai esu didelis fanas tų lygų. Tai jo. Ir tu, Danielius? Taip, tikrai dažnai jo žiūriu, taip pat fanas lygų ir futbolo. Tai jo. Supratau, o kaip tau? Aš tai šiaip žiūriu, tas internetu visai mėgstu šiaip žiūrėti, kaip Portugalija žaidžia, bet šiaip patinka, kai ir visas komandos žaidžia. Supratau, o šiaip ar domitės kitomis sporto, varžybomis ar šiaip kitų sportų? Dar, gali Danieliau pradėti. Kartais krepšinį žiūriu, bet retai. Supratau, o tu? Aš tai kartais krepšinį, kai tėtis įsijungia, tai irgi kartu žiūriu. Supratau, kaip tu, Kornelijau? Nėra taip, kad domiuosi kitoms sporto šakoms. Aišku, žaidžiu kartais mokykloje, bet kad domėtis, žiūrėti namuose, tai nelabai. Gerai, kitas klausimas. Tai kas yra jūsų įkvėpėjas
tas žmogus, kurio jūs norite būti, norite gal būti net geresnį negu jis. Galiu pradėti tu, Eleonora. Sakyt. Nežinau, daug kam būna Ronaldo, daug kam Mesis, kaip tau. Ar tu gal turi kažką iš moterų futbolo? Man tai labai patiko Ronaldo. Supratau. O kas tavo įkvėpėjas? Mano kaipės. Arba Neimaras, arba Mesis. Supratau. Kaip tau? Nu, labai taip pasakius, pradėjau futbolą dar lankyti dėl populiaraus futbolininko Ronaldinho. Kai man tėtis jį rodydavo, man patikdavo jo toks stilius futbolo, kaip jis žaidžia. Tai tikrai yra vienas toks iš mėgstamiausių tų futbolininkų. Supratau. Ir paskutinis klausimas. Ką patartumėt kitam žmogui, norint pradėti šią veiklą? Tai Daniel, galiu pradėti. Patarčiau jums mėgautis žaidimu, mėgautis aikštėje, ką darote ir nusiraminti žaiddamas. Supratau. Kaip tu, Eleonora? Aš tai gal tiesiog mėgauti žaidimu. Supratau. O tu, Kornelijau? Nu, aš pasakyčiau kitaip, tai kad sunkus darbas visada laimės prieš talentą, kad sunkiai dirbti yra tikrai numeris 1 ir jeigu tau nori tapti tų profesionalių futbolininkų, reikia tikrai įdėti labai daug sunkaus darbo ir nešvaistyti daug laiko, nes jo niekada nepadaugės. Ačiū Jums. Viso.